Toliau pasakoju apie Nycių kaimo gyventojo Tuko Nykštuko ir miestietės Davatkos Vidos draugystę. Nycietis Tukas vėl su autobusu nuvyko tiesiai į Kupiškį, turėdamas nedidelę viltį, kad jo draugė Vida Pribeldaitė persigalvojo ir šįkart jau gal nebekartos tų savo absurdiškų kalbų, kaip kad praeitą sykį, kokios ji norėtų santuokos. Bet Tukas apsiriko. Davatka Vida liko tokia pat puikiai užsispyrusi, nė kiek nelinkusi nusileisti ir bent nors truputį paklausyti kito jai sakomų atkalbinėjimų. Ji šiandien labai aiškiai pareiškė, kad jeigu Tukas nesutiks tuoj pat su ja nueiti pas kunigą ir ten parašyti pasižadėjimą, jog nori įsižadėti kai kurių savo draugų ir visam laikui visai atsisakyti lytinių santykių. Jiems abiems daugiau nebėra prasmės dar būti kartu ir Vida tuoj pat iškart jį palieka. O Tukas merginai vėl pasakė, kad nesutinka tokių dalykų daryti, bet vis tiek kartu jis dar ir nenori prarasti savo draugę. Tada Vida galutinai atrėžė, jeigu Tukas nesutinka su jo sąlygomis, viskas tarp jų yra baigta ir ji ieško sau tik geresnio, religingo ir visiškai nenorinčio sekso vaikino. Išėjęs laukan iš Pribeldų buto, Tukas visas tuoj apsipylė ašaromis. 2011 m. spalio 24 diena. Štai kaip galėjo atrodyti šis skaudus pokalbis Kupiškio gatvėse, šalia Pribeldų namų slenksčio, ir kas vėliau dėjosi Nyciečio vienišo tėčio Tuko širdyje, kai ašaros plovė jo veidą. Pokalbis mieste – paskutinis ultimatumas. Aplinkui dūzgė rudenėjantis Kupiškis, o tarp Nyciečio Tuko ir miestietės Vidos tvyrojo ledinė įtampa. Tukas žiūrėjo į Vidą, tikėdamasis išvysti bent lašelį tos šilumos, kurią anksčiau jautė, tačiau merginos veidas buvo kietas kaip bažnyčios suolas. Vida šaltai, ranką susidėjusi ant krūtinės, Tukai, nebėra ko čia laukti ir tuščiai kalbėti. Aš savo nuomonės nekeisiu. Praeitą kartą tau jau viską pasakiau, bet matau, kad tu vis dar tikiesi mane perkalbėti. Neperkalbėsi niekaip, Tukas, balsu, pilnu vilties ir prašymo vidute, betgi paklausyk. Pabandykim pasikalbėti normaliai. Nejaugi tu pati negirdi, kaip tai skamba. Mes juk jauni žmonės. Kaip tu įsivaizduoji gyvenimą, kur iš anksto pasirašai popierių, kad niekada kad tarp mūsų nieko nebus. Ir tie draugai, jie juk mano gyvenimo dalis. Kodėl aš turiu jų įsižadėti, Vida, piktokai pakėlusi galvą, paika tavo kalba, Tukai. Tai ne šiaip popierius. Tai pasižadėjimas prieš Dievą ir kunigą. Jeigu tu mane tikrai mylėtum, tau nebūtų gaila atsisakyti tų savo okultistų liebautojų iš Nycių. O kūniški malonumai yra tik nuodėmė ir purvas. Aš noriu tyros, šventos sąjungos. Sąlygos aiškios, dabar pateinam pas kunigą, tu pasirašai pasižadėjimą įsižadėti tų draugų ir visam laikui atsisakyti lytinių santykių. Arba viskas baigta, Tukas, susigūžęs gniauždamas kepurę rankose, vidule, aš negaliu pasirašyti to, kuo netikiu. Tai absurdas. Visos kitos aplinkinės poros jau seniai, vos ne nuo pirmųjų savo susitikimų gyvena aktyvų lytinį gyvenimą, jie šiame reikale bėdų nei iš tolo, nei krislo nemato. Bet aš tave myliu, nenoriu tavęs prarasti. Pažvelk į mane, negi tau visai nesvarbu, ką mes turėjome, juk jau ir iki sužadėtuvių buvom nukeliavę, Vida, atšiauriai, nusisukdama, jei nesutinki, viskas. Tarp mūsų viskas baigta. Man nereikia tokio vyro, kuris galvoja tik apie fizinį kūną, sueitis ir linksmybės. Tu kurvintis galėjai tik su savo buvusia žmona, aš su savo kūnu tokiems dalykams tikrai neduosiu jokio leidimo. Aš tau jokia nekėžėtė Ingrida, aš visai kitas žmogus. Aš susirasiu geresnį, pamaldų vaikiną, kuriam išvis nereikės jokio sekso. Lik sveikas, Tukai. Daugiau manęs nebeieškok ir čia nebeteidinėk. Su tavimi galutinai viskas baigta. Vida apsisuko ant kūno ir griežtų žingsnių nuėjo atgal į savo namų vidų, net neatsisukusi ir su garsiu trenksmu uždarė iš vidaus laukujas duris. Tukas liko stovėti vienas rudenio vėjuje. Tuko vidaus monologas veidą jau plaunant ašaroms, išėjęs į gatvę, Tukas pajuto, kaip gerklę užspaudė aštrus skausmas. Vaizdas prieš akis susiliejo, o skruostais palei nosį pasipylė karštos karčios ašaros. Jis ėjo Kupiškio šaligatviu, nematydamas praeivių, o jo galvoje rėkė ir verkė sužeista siela. Už ką?
Viešpatie, už ką man visa tai? Kodėl ji tokia akla ir tokia žiauri? Aš juk atvažiavau autobusu per visą tą kelią, širdyje turėdamas tiek vilties. Tikėjausi, kad jie atsikvošęs, kad pamatys, jog gyvenimas nėra tik draudimai ir šalti kunigo kabineto popieriai. Kaip galima mylėti žmogų ir kartu statyti jam tokias sienas? Išsižadėti draugų. Atsisakyti artumo. Vidute, kaip tu nesupranti, kad tai nėra meilė, tai kalėjimas. Aš juk norėjau tikro gyvenimo su tavimi, norėjau tik susikurti savo antrąją santuoką. Norėjau laikyti tave už rankos, norėjau kurti namus, norėjau jausti tave šalia. Argi norėti apkabinti savo moterį yra nuodėmė? Kodėl tavo širdis tapo tokia akmeninė, tokia davatkiška, kas tave būtent šito išmokė? Skauda. Kaip baisiai skauda. Atrodo, kad krūtinėje viskas išplėšta. Ir baisiausia, kad aš vis tiek ją myliu. Vis tiek nenoriu jos prarasti, net po visų tų baisių žodžių. Kaip man dabar grįžti į Nyčius? Ką pasakyti kaimo gyventojams? Kaip gyventi toliau, kai tave palieka dėl to, kad atsisakei tapti šventuoju be gyvybės? Ji susiras kitą. Kitą, kuris visiškai nenorės sekso, kuris bus geresnis. O kas bus su manimi? Aš likau visiškai vienas šiame šaltame rudenio mieste, o mano meilė virto pelenais dėl tavo užsispyrimo. Tebūnė tau ramu vida, bet mano širdis šiandien tiesiog kraujuoja, tukas nusišluostė rankovę veidą, tačiau ašaros nesustojo. Jos bėgo toliau plaudamos visą tą dulkėtą viltį, kurią jis atsivežė su savimi į Kupiškį šią liūdną 2011 m. spalio 24 dieną.